Kaip jūs angliškai sakysite, kad nuobodžiaujate? I am bored ar I am boring. O jeigu draugas jūsų šiandien kažkoks nuobodus, jūs jam kaip sakysite? You are bored ar you are boring. Aš draugui tokiu atveju pasakyčiau you are boring, o savo nuobodulį išreikščiau sakiniu I am bored. Ar jau supratote, kuo boring skiriasi nuo bored? Jeigu jūs kalbate apie objektą, asmenį arba situaciją, kuria kelia nuobodulį, tai tokį dalyką apibūdinsime būdvardžiu boring, nuobodus. Pavyzdžiui, knyga gali būti nuobodi. The book is boring. Arba filmas buvo nuobodus. The film was boring. Net žmonės būna nuobodus. Boring people. Boring. Tačiau jeigu jūs kalbate apie nuobodulio jausmą, kaip apie emocinę būseną, tada vartokite žodį bored reikšmėje nuobodžiaujantis. Pavyzdžiui, we can go to the cinema if you are bored. Bored. I hope you are not bored now. Follow me and I will tell you more about English.